Ar žinojote, kad nugarą gali skaudėti nebūtinai dėl stuburo? Neretai pacientai kalba apie skausmą vienoje nugaros pusėje, tai gali būti šono skausmas ir tai yra skausmas, kuris nepriklauso nuo judesio, tai reiškia ne dėl stuburo. Tai yra giluminis maudimas, jis gali būti išplitęs, sunku apibūdinti, jis nėra paviršiuje ir jisai prasideda naktį, gali būti ryte, kaip tik ramybės būsenoje kylantis skausmas. Ir tai neretai yra streikuojančių vidaus organų požymis. Ir konkrečiai aš kalbu apie storąjį žarnyną ir inkstus. Storojo žarnyno kampai tvirtinasi ties apatiniais šonkauliais daugiau šonuose, o inkstai ties apatiniais šonkauliais iš nugarinės pusės. Neretai, jeigu inkstas streikuoja ir nebegali judėti, žarnynas spazmuoja, tai gali sukelti lokalų audinių pokytį ir skausmo pojūtį šiose zonose. Vienas iš požymių, kad minėti vidaus organai kelia skausmą, tai yra 12 ir 11 šonkaulio galų skausmingumas. Ir mes galime juos apsičiuopti ir patikrinti, ar jie nėra jautrus ir palyginti kairę ir dešinę pusės. O inksto keliamai patologijai patikrinti mes galime atlikti nedidelį provokacinį testą. Reikės inksto zonoje stuktelti vienoje ir kitoje pusėje ir palyginti jautrumą. Ne visuomet skausmo priežastys yra akivaizdžios.